Atsiprašau, užkimęs esu dar nuo paskutinių rungtynių, tai... Nu, jeigu jūs prisimenat, Kaune mes labai sunkiai su jais žaidėm. Patekdami sekantį etapą jie rodė, kad jie yra subrendusi ir gera komanda. Ir aišku, laukia nelengvas, sunkios rungtynės. Šiandien turėjom treniruotę pagrindiniai salėje, tai buvo daugiau tokia treniruotė, o vakare jau bus analizė, ką jie žaidžia. Jie labai kovingi pirmiausia, labai daug atkovoja kamuolių po varžovų krepšių, į ką mes turim labai atkreipti dėmesį. Ir praktiškai visa komanda yra geri tritaškių metikai. Taip kad dar kartą bus labai nelengva, turim labai koncentruotis, turim labai atidžiai keistis ir taip toliau. Turbūt teks gintis prieš daugiau žmonių nei Kirkapeniai, kadangi šiam čempionate kol kas nežiba, ar ne? Nu, aš dar kartą sakau, kad beveik visa komanda pataiko tritaškius, tai kuris prabils tą dieną, prieš tą reikės daugiausia. Vėl akcentuosit žaidimą per priekinę liniją turbūt, nes Zelandai neturi centrų. Mes visą čempionatą akcentuojam tą žaidimą, tik tai ne visada tai kaip pavyksta. Tai jau yra atkrintamasis varžybos ir kažkokia įtampa. Be abejonės, tai kad mums klijuojama, sakykime, tam tose rungtynėse favorito etiketė, tai kai kuriuos jaunus žaidėjus tik dar labiau jiem didina įtampą ir aš nežinau, kaip jie tvarkysi su tą psichologinę įtampą. Tai aišku, reikės kalbėti ir visą kitką. Normaliai kaip prieš kiekvienas rungtynės. Komanda jau yra mantas kalbėtis ir jisai kažkokį tai įnešė naujos energijos. Nu, aš galvoju, kad jo patarimai jauniem žaidėjam, jo patirtis, jo dalyvavimas, tai tik teigiamas emocijas. Ačiū.